Tai garbė Jėzui Kristui. Beklausydamas pirmo pranešimo pagalvojau, kad gal reikėjo kitaip pranešimų tvarką sudėlioti ir man kalbėti pirmam, dėl to, kad esu fariziejus ir mėgstu pirmasias vietas sinagogose. Iš tiesų tai dėl to, kad buvau pakviestas kaip ir bažnyčios požiūrį pristatyti, kaip mes turime matyti kitą žmogų, kadangi bažnyčia kalba apie principus, tai visada tokiam bendram lygmenį idėją pateikti ir tada eiti prie tokių asmeniškesnių dalykų, bet nepasiūliau organizatoriam to, nes tik pačiam tokia mintis atėjo. Beklausant pirmo pranešimo, tai yra kaip yra. Gintautas, pirmasis pranešėjas, kalbėjo apie tai, kad mes žiūrim į kitą žmogų remdamiesi kažkokią savo patirtim, gal net nebūtinai su tuo žmogumi susijusią. Aš gal pridėčiau dar ir kitą aspektą, kas formuoja mūsų požiūrį į kitą žmogų, tai yra ne tik mano patirtis, nes kartais aš jo nebūnu nei sustikęs, nei ką, bet kitų patirtis arba kažkokios idėjos, kurios yra transliuojamos. Tai aš trumpai pristatysiu Jums keliais sakiniais dvi valstybės teorijas, kurios atspindi ir tam tikrą požiūrį žmonių tarpusavio santykius, tiek asmeniai srity, tiek valstybei, tiek tarptautiniu lygmeniu. Tai žmogus apie valstybę kaip tam tikrą tarpusavio santykių sritį pradėjo galvoti seniai jau, reiškia, antikos didieji filosofai mąstė, kas yra valstybė. Dvi įdomios teorijos atsirado švietimo arba apšvietos laikotarpiu ir paskui naujaisiais laikais. Du tokie mąstytojai, Nikolio Machiavelli ir Thomas Hobbesas, iškėlė, savo matymą, kaip jie mato, kodėl žmonės jungiasi į valstybę ir apibendrinant jų mąstymą, reiškia, galima pasakyti, kad jie sakė, žmogus iš prigimties yra egoistas ir individualistas. Kitam žmogui, žmogus šiaip jau yra vilkas, čia jie cituoja dar antikos patarlę arba sentencija homo homini lupus est, žmogus žmogui vilkas. Taigi žmogus žmogui yra vilkas ir į valstybę jungiasi supratęs, kad tai yra mažesnis blogis. Kad jeigu kažkaip susitars gyventi valstybėje ir nusistatys taisyklės ir ribas, tai bent jau nepergrauš vienas kitam gerklės, arba geresniu atveju gal tai bus kažkiek naudinga. Žodžiu, pagal šitos du mąstytojus mūsų politinė bendrystė, tai yra kažkokias socialinės sąjungas, motyvuoja, mes jas renkamės kaip neišvengiamą mažesnį blogį arba renkamės iš pragmatinių paskatų, kaip tam tikrą naudą. Ir čia gal tarptautiniai srity būtų toks pavyzdinis Čerčiliui reiškia priskiriamas pasakymas, mes neturim nei draugų, nei priešų, tik interesus. Tai žodžiu, kad iš tiesų man tai nelabai rūpi tu arba ten kita tauta, kai tai naudinga mano interesams arba mūsų kaip Anglijos šiuo atveju interesą, mes su jumis bendraujam, draugaujam ir kalbamės, kai tai nenaudinga, mes su jumis kariaujam arba nebendraujam, nes neverta tam eikvoti kažkokių tai resursų. Kita teorija yra prašyta tokio Franzo Oppenhauerio ir šitas mąstytojas, aišku, apibendrindamas dar kažkiek anksčiau už jį gyvenusių mąstytojų mintis,
Jisai teigia, kad valstybė primityviam lygmenį atsirado iš piemenų prievartos prieš žemdirbius. Jis pradeda, reiškia, savo mąstymą nuo to, kaip įgyjama nuosavybė. Ir sako, nuosavybę arba kažkokį turtą galima įgyti dviem būdais. Jį pačiam užsidirbti, sukurti, užsiauginti, jeigu tai yra, ta pirmoji nuosavybė, reiškia kažkoks maistas. Arba jį galima iš kitų atimti. Ne? Du baziniai nuosavybės įgyjimo būdai. Ir jo teigimu sėslios žemdirbių gentys gėrybės užsiaugindavo pačios, o judrūs ir kartais mažesni, bet labiau susitelkę stepių piemenys, mėgdavo tą nuosavybę įgyti užgrobdami tai, ką uždirbo kiti. Taigi jie užpuldavo žemdirbius, juos išžudydavo ir turtą pasigrobdavo savo. Ilgainiui tie piemenys, klajokliai suprato, kad išžudyti žemdirbiai nebegamins kitų gėrybių, kad jas vėliau galima būtų pasiimti. Todėl verta juos palikti gyvus, gal net ginti nuo kitų piemenų genčių ir tuo pačiu toliau išnaudoti. Ir taip esą susikūrė anot šito mąstytojo visos valstybės primityvių lygmenių. Paskui jos, aišku, ten vystėsi, atsirado kažkokios tai teisinės sistemos, valdovai ir panašus dalykai. Bet, tokia yra visų valstybių pradžia. Dar pats pamenu, kai prieš kažkiek metų, gal minint kažkokią tai Mindaugo karūnavimo dieną, metinės, radijo laidoje buvo kalbintas berods kažkoks istorikas, kuris teigė, kad taip būtent ir susikūrė Lietuvos valstybė, ne? Kad Mindaugas buvo, reiškia, su savo, atsiprašant, šaika, tas toks judrus ir aktyvus, žmogus, kuris jodavo užgrobti, reiškia, pasigrobti turto ir maždaug šiais laikais, sakytume, surinkdavo mokesčius, arba anais laikais duoklę. Ir, jo įtakos sferoje ir kūrėsi ta Lietuvos valstybė. Kadangi šiaip jokių istorinių rašytinių šaltinių apie Lietuvos valstybės kūrimąsi kaip ir nėra, tai aišku, kad toks teiginys yra labiau požiūrio klausimas. Reiškia, žmogus pritaiko tam tikrą teoriją, atsiradusią daug vėliau, ir sako, kad tikriausiai taip kūrėsi Lietuvos valstybė. Ne? O požiūris, jis formuoja, kažkokia idėja, jinai formuoja ir mūsų mąstymą, ir mūsų elgesį. Tai čia tik tarpinis klausimas, nėra tas diskusijai, bet galim pamastyti, ar atpažįstam tokių teorijų savo arba savo visuomenės mąstyme, ne? Reiškia individualizmo arba priešiškumo, kad žmogui vilkas, noro išnaudoti kitus, arba baimės, kad mes būsim išnaudoti, ne? Kad ateina kažkas, tie stepių piemenys, kurie nori pasinaudoti mūsų gėriais. Dabar, kaip ir tas civilizuotas pasaulis teigia bent jau ir deklaruoja, kad vadovaujasi kitokiu požiūriu į žmogų. Ir visuotinė teisų deklaracija, visuotinė žmogaus teisų deklaracija pirmam punkte sako, kad žmonės gimsta laisvi, lygūs savo orumu ir teisėmis, jiems suteiktas protas ir sąžinė ir jie turi elgtis vienas kito atžvilgiu kaip broliai. Tai teiginys yra toks, tačiau, kiek jis yra tik teiginys, o tikroviai ne tik žmonės, bet net ir valstybės visgi mąsto kitaip. Čia irgi yra retorinis klausimas.
Ką sako šituo klausimu bažnyčia? Ne? Tai bažnyčia, aišku, neatmeta to, kad valstybė egzistuoja ne tik kaip idealus žmonių sambūvio elementas, bet ir kaip prievartos valstybė. Reiškia, valstybė visada turi jėgos monopolį, jinai nustato taisyklės, reiškia teisę ir už tos teisės nesilaikymą vienaip ar kitaip baudžia. Tai tą bažnyčia pripažįsta, tačiau visgi sako, kad vien laikytis teisės neužtenka tam, kad garantuotum gražų žmonių bendrabuvį. Ir tai nėra pakankamas pagrindas šitam gražiam mūsų sugyvenimui. Todėl popiežiai nuo XIX amžiaus, reiškia nuo socialinio bažnyčios mokymo oficialios pradžios, kalba apie tai, ką jie vadina socialinę draugystę. Tas terminas buvo ir pirmojo pranešimo pavadinime, arba socialinę meilę. Tai jau Leonas XIII socialinio bažnyčios mokymo pradininku laikomas. Jis kalba apie socialinę draugystę. Jo vėlesnis įpėdinis Pijus XI kalba apie socialinę meilę. Paskui nuo Pauliaus VI popiežiaus šventojo atsiranda terminas meilės civilizacija, kurį ir šventasis Jonas Paulius II labai mėgdavo vartoti. Paskutinis dabartinis popiežius ir paskutinė jo enciklika yra irgi šitos galvosenos dar vienas paskelbimas jau pačiu savo pavadinimu. Enciklika vadinasi Fratelli Tutti, kas reiškia visi broliai, ar ne? Ir tos enciklikos paantraštė yra apie brolystę ir socialinę draugystę. Ir vien jau terminų skaičius pasako, nes čia tikrai nepristatysiu enciklikos, bet vien jau terminų skaičius pasako, kaip tai akcentuojama, kad enciklikoje terminas socialinė draugystė pavartojamas 13 kartų, o brolybė 44 kartus. Ir čia nežinau, kiek jums įdomu, kiek ne, bet bažnyčia nuo seno vartoja ir žodį solidarumas, tai popiežius netgi solidarumas vartoja tik apie 20 kartų, o brolybė 44 kartus. Ir dėl to kai kurie mąstytojai, kurie ne tik skaito tekstą arba turinį, bet kaip čia apie tą komunikavimą buvo pasakyta įvairiais lygmenimis žiūri, tai net sako, kad jis gal bando šiek tiek keisti vieną iš bažnyčios socialinio mokymo principų, tą solidarumą, žodžiu, pradeda vadinti arba ne jo brolybę, arba net keisti jo esmę. Kodėl popiežius tiek daug kartoja šituos žodžius, tai kartoja gal ne todėl, kad neturi daugiau ką pasakyti, bet dėl to, kad tai labai svarbu. Ir nori tiesiog, kad skaitytojas ir klausytojas išgirstų, ne? Kad tikrai kitas žmogus man yra brolis. Kokios priežastys arba iš kur kyla šita brolybė bažnyčios požiūriu? Tai pirmiausia, bažnyčios mokymas nurodo kelis tokius bendrus aspektus, kad visi mes esam tos pačios prigimties. Ne? Reiškia, tiesiog mus jungia ta pati prigimtis ir dėl to mes esame broliai. Mus jungia ir taip pat moralinės vertybės. Bažnyčia kalba apie tam tikrą moralinę vienybę, nes esminės visų žmonių vertybės tos pačios. Gali skirtis religija, gali skirtis kultūra,
gali skirtis gyvenimo patirtis, bet bent jau asmenės vertybės visada tos pačios. Krikščioniui yra dar du kiti punktai, kurie lygiai taip pat svarbus arba net svarbesni. Mes esam to paties Dievo kūriniai, tai yra vaikai. Ir kas dar kitą žmogų man daro vertingu, tai kad jis atpirktas Kristaus krauju, kaip ir aš. Nepaisant to, ar jis tuo tikė ar netikė, ne? Bet Kristus numirė už visus išliejo savo kraują ir, kaip apaštalas Paulius vienam savo laiške rašo, esate brangiai nupirkti, ne? Už tą žmogų, kaip ir už mane išlietas Kristaus kraujas, tai jis jau vien dėl to be galo vertingas. Kai aš minėjau, kad ir ta visuotinė žmogaus teisų deklaracija mums primena, kad žmogus su kitu žmogumi turi elgtis kaip brolis, tai yra graži idėja ir jinai labai gerai, kad pasakyta ir reikalinga. Kaip praktiškai šitas pasaulis, nežinia ar sąmoningai ar nesąmoningai, bet vienijasi arba bando vienytis. Tai mes stebim reiškinį, kuris labai bendru žodžiu vadinamas globalizacija, ją kuria daug įvairių aspektų. Pirmiausia, labai greita informacija, taip pat transporto galimybės, taip pat mus tarsi vienyje, sakykime, taip prekės ženklai, ar ne? Nes tikrai Coca-Cola turbūt labai daug kas pasaulyje žino, arba kokį nors Nike, arba tai nebūtinai tai yra blogai, bet dar viena mintis iš socialinio bažnyčios mokymo, kad to neužtenka, ar ne? Kad savaime tas komunikacinis glaistas, kad mes susišnekam tam tikram prekių lygmenį, ar ne? Tam tikrų pavadinimų lygmenį dar nepadaro mūsų broliais. Benediktas XVI, dabartinis popiežius emeritas, yra pasakęs, kad globalizacija mus padaro kaimynais, bet ne broliais. Nes tam, kad kitame matytum brolį, reikia apsisprendimo. Neužtenka vien patirties, kuri, kaip pirmas pranešėjas sakė, gali būti visokia ir gali būti iš šalies visiškai nesusijusi su tuo žmogumi, apie kurį mes blogai galvom. Gali būti ir susijusi, ne? Mes neatmeskim, kad yra tikrai įvairių blogų patirčių. Nesakau, kad jas tada reikia pritaikyti visiems, bet žodžiu, patirtys yra visokios, jos tada veikia, tokiam jausminiam lygmenį. Bažnyčia sako, tam, kad matytum kitame brolį. Ir nebūtinai čia apie migrantus, čia gali būti apie kaimyną, apie savo šeimos narį, bet reikia apsisprendimo. Kad tai yra mano brolis, to paties Dievo vaikas ir Kristaus atpirktas, ar ne? Ir reiškia, tokių simbolių, prekių, informacijos vienybė arba tam tikra teisinė sistema, kuri be abejo reikalinga ir savaime nėra jokių būdų blogi šitie dalykai. Bet anot bažnyčios tai yra tam tikra vis tiek intereso sritis, ne? Kai mes reguliuojame savo santykius teisę, tai mes liekam tam asmeninio intereso lygmenį. Ne tai, kad žmogus žmogui vilkas, bet vis tiek aš rūpiu labiau pats savo ir tave gerbiu tiek, kiek man liepia teisė ir laukiu, kad tu irgi mane gerbtum tiek, kiek tu esi įpareigotas teisiškai. Tai, žodžiu, tai yra asmeninio tokio intereso sritis, tuo tarpu socialinė draugystė išreiškia ne interesą, o nesuinteresuotumą. Tai yra
pavyzdžiui, ne materialinių gėrybių reikalavimą ir užsitikrinimą, bet tam tikrą jų dovanojimą ir atvirumą kito poreikiams, o ne tik galvojimą apie savo poreikių apsaugojimą. Galim pagalvoti, kad tai graži idėja, bet neveikia ir gal ne veltui tie mąstytojai galvojo apie tas piemenų prievartą žemdirbiams arba tokios teorijos jos irgi kilo matyti iš tam tikros tų žmonių patirties arba to, kaip jie matė savo laiko visuomenės arba savo laiko valdovus. Tai iš tiesų praktiniai žmonių gyvenimo aspektai dažnai atrodo labai tolimi nuo tokių gražių posakių kaip socialinė draugystė ir socialinė meilė. Ir kasdienybėje tikrai galim kartais patikėti, kad žmogus žmogui vilkas ar valdžia atrodo tik tai galios siekianti. Ir čia galbūt galima būtų pritaikyti tą Jėzaus posakį, pradžioje taip nebuvo, kaip aš ir pabandžiau pavadinti savo pranešimą. Čia yra žodžiai iš Jėzaus pokalbio su fariziejais truputį apie kitą dalyką, kuris irgi tarp kitko liečia santykį tarp asmenų, tai yra apie santuoką. Kai Jėzaus klausė, ar gali vyras atleisti žmoną, nes Mozė savo įstatymę taip leido, reiškia žydų teisė, kuria jie savo religiniai per brūkšnelį tautiniai visuomeniai vadovavosi, tą dalyką leido, o Jėzus sako, Dievo mintis buvo netokia. Ne? Tai žodžiu, jūs įsiteisinot, kad iš bėdos, kaip sakant, galėtumėte šituo dalyku vadovautis, bet pradžioje taip nebuvo. Tai matyt, kalbant ir apie mūsų požiūrį į kitą žmogų socialiniai srity, ar valstybės lygmenį, ar tarptautinių lygmenių, čia jau paliečiant ir migrantų klausimą, turim pasakyti, Dievo mintis buvo kitokia, ne? Dievas mus sugalvojo ir sukūrė kaip brolius ir kartu, reiškia, galim suprasti, kad tos Dievo minties, kuri buvo pradžioje mūsų gyvenime, bus daugiau, jeigu mes ją turėsim ir bandysim vadovautis. Žodžiu, tiek, kiek mes jos įnešim, tiek jos ir bus. Ir tiek visuomenė galės atrodyti tokia, kokia, kaip mes tikintieji, tikim Dievas ją sumastė, o ne žmonės savo nuodėmingume galbūt iškreipė. Tai ačiū uždėmesį ir mano klausimas, ar patyriau socialinės brolybės pavyzdžių gyvenime savo paties atžvilgiu ir kaip galiu tą socialinę brolybę išlaikyti kitų žmonių atžvilgiu. Čia pasistengim, kad nesikartotų tos diskusijos, tai aš pabrėžiu tą socialinę brolybę. Ne? Reiškia, ne tiesiog draugas draugui, bet kaip mes visuomenės srity patiriam, kad kitas į mane žiūri kaip į brolį ir apsisprendžia kažkaip manim pasirūpinti ir kaip aš tą galiu kitų atžvilgių irgi kaip to galiu gyventi. Tai ačiū uždėmesį.